po krepšio prameta Semionas Antonovas, Samardžyskis. Vilmantas Dilys atkovoja kamuolį. Ir štai dabar jau pirmasis toks rimtas emocijų protrūkis, gana rimtas. Semionovas kviečia pasiaiškinti Tairesą Raisą, pastarąjį sugriebęs bando nuraminti. Ir teisingai daro Ivanas Pauličius. Štai dabar atrodo viskas tvarkoje. Dar kartą šis epizodas. Na, prie ko čia Raisas, sunku paaiškinti. Gal nebent užkliūdė varžovą, kai ėjo skirti Antonovo, bet įdomu bus, kokį sprendimą priims rungtynių arbitrai. Ar tiesiog pabandys nuraminti krepšininkus be ypatingų nuobaudų. Taip, štai čia, kasgi čia vyksta. Grūmėsi dėl kamuolio Dilys ir Antonovas. Pražanga turėtų būti Antonovui. Ir čia atbėgo Raisas tiesiog bandydamas išvaduoti nuo Antonovo užgriūtą Vilmantą Dilį. Taip, atrodo, abiejų komandų žaidėjams buvo skirtos vienodos bausmės. Po nesportinę pražangą gavo Vilmantas Dilys ir Semionas Antonovas. Ir Vilniaus komanda tiesiog tęsia savo ataką, 10 sekundžių dar turi.